Gerą dieną visiems, kurie įsijungia šią tiesioginę transliaciją. Turėsime šiandien Moterų futbolo akademiją Žalgiris MRU prieš Šiaulių Gintrą ir startinė sudėtis yra tokia. Dabar šeimininkių ataka, smūgis ir pirmoji pavojinga situacija. Metų žaidėjai Neta Šukštulytė, jai 18. Gintros ekipoje taip pat yra ir Agnieška Kazarina, viena iš perspektyvesnių žaidėjų dabar uždirbanti kampinį ties baudos aikštelės riba. Siunčiamas kamuolys į vartų aikštelę, smūgis galva ir įvartis atrodo yra pelnomas. Taip, Leinė Pybudė. Ji atrodo pasižymi ir keliauja į komandos draugių glėbį. Standartinė situacija, smūgis galva ir Gintra veržėsi į priekį 1-0. Ir Gintros komandos ataka. Nėra nuošalės, Tubelylė Šamasė, dar vienas smūgis ir rezultatas tampa 2-0. Nebuvo ten nuošalės ir Tubelylė Šamasė. Jau kažkur matyta, bet labai gražu kiekvieną kartą. Rezultatas tampa 2-0 ir tai jau yra stiprus smūgis dar pirmajame kėlinyje šeimininkėms ir jų ambicijoms. Ten Meida sulaukia perdamo, pasileidžia viena priešais vartininkę. Juliana Kolnik. Jos smūgis į vartus. Čia toks smūgis ir vartų konstrukcija. Nerizikuojant. Hawkinson čia klysta, jis smūgis į vartus ir įvartis po klaidos. 1-2 rezultatą švelnina Eižan Borobenkova, atsidūrusi ten laiku ir vietoje. Na, čia jau Kaja Hawkinson padarė grubę klaidą, neišmušdama sėkmingai kamulio ir ten iškart atliekamas smūgis. Jos perdamas į priekį. Kolnik gali žaisti prieš Mikutaitę viena pati, ten aišku yra pagalba. Čia toks smūgis ir kamuolys vos nenusileido. Galkina. Gintra, aišku, dabar geriausias variantas tiesiog būti su kamuliu. Hawkinson pabandė. Kolnik žaidžia viena pati, sukuria gerą erdvę Joy Duro atlikti perdamą. Tęsiasi ataka dabar jau iš kito kampo. Smūgis į vartus, rezultatas 2-2. Kokius įvarčius muša žalgirietės antrajame kėlinyje. Atrodo, jog ten Karilė Liužinaitė pasižymėjo. Įspūdingas smūgis, rezultatas tampa lygus 2-2 ir dar yra pakankamai laiko. Dabar jau abiejoms komandoms įsibėgėja ir viena pati gynėja keliauja į priekį. Jos perdamas, pavojinga situacija. Ir viskas, šios rungtynės yra baigtos, galutinis rezultatas yra 2-2, tada abu treneriai gali ir pasveikinti vienas kitą su tikrai geru reginiu. Great game. Speaking about the fight, so what your thoughts and comments about the game? Yeah, game was really interesting. It like always derby. Our goal is be champion in Baltic Liga and in championship. And everyone know it will be a tough game. And of course we prepare for one scenario. Gintra Express us show something different. Come back to old idea of start of season. But it's good for us. It's interesting. And my thoughts. Two teams deserve to win, but you know I'm a supporter of my team. I want that we win. But for me it's very important that we made comeback today because girls show spirit, team spirit, character, and they show who we are. So in overall, you are happy with 1 point? You know, it's like we are not super happy. We are calm because we always want to win, and we don't be cry and don't be super happy, but we know what we should work on it, and we try to do our homework well. It will either to be ready for the next game against Gintra again. No, it's never be easy because it's always will be hard. I guess they also create for a surprise because it's too strong team, too strong staff, and will be interesting match, I hope. Coach, two different halves, and what will be your comments about the game? Yeah, first of all, we had a bad defeat last weekend, so
we improved a lot after that, and the first half was quite okay. We switched some things after last weekend, and it worked quite good. I don't know what happened at the halftime, why we stopped playing, but of course the opponent also came with the new energy because they was two goals behind us. But the next step is we need to improve these things, how we prepare the game. This is like early game, what you eat before, what you have eat yesterday, because it looks like that some of the players they had not enough energy to run 90 minutes. So that's the thing that we need to fix. And what your thoughts about next game after 1 week against same opponent? Yeah, I think it's same for the both sides. It will be interesting game, and of course we have a quite less quantity, so we cannot do many subs. So we need to now first recovery and then prepare. But I think it will be quite the same game that both teams want to win, try to get a little advantage before the summer holiday. But it's only you can win 3 points, so it's not a championship match. But of course, these games we need that there is a good two teams playing against.